Mūsų senolių gyvenimas prabėgo besirūpinant kitais. Dirbo, mokė, rūpinosi, padėjo. Dabar, kai patiems senoliams reikia pagalbos, svarbu, kad jie nesijaustų našta. Parodykime pagarbą, atjautą ir atidumą jų senatvei. Esame Alytuje. Šio miesto maltiečiai patys savo virtuvėje verda sočią sriubą. Supilsto į termosus ir kartu su puskepaliu duonos 2 kartus per savaitę veža kiekvienam globojamam seneliui. Maltiečių savanorė eina pas močiutę Eleną. Jai 94. Aš gyvenu visiškai viena, neturiu nei vaikų, nei anūkų. Vienintelį sūnų turėjau, kuris 26 metų mirė. Elena maltiečių sriubą vadina gyvybės šaltiniu. Vieno sriubos termoso jai, kaip ir daugeliui kitų maltiečių globojamų senolių, užtenka 2 dienom. Paklausta, ko be šilto maisto jai dar trūksta, senolė mini draugus ir bendravimą. Mano amžiaus visos draugės išmirė. Va dabar 2 metų laikotarpį tai 9. Dar kurios, bet ir buvo dar jaunesnės už mane, bet išmirė visos. Kitame Alytaus daugiabutyje lankome senolę Aldoną, jai 83. Vyrą palaidojo prieš 30 metų, dukrą prieš 10 metį. Bet niekaip negali su šia skaudžia netektimi susitaikyti. Jai vis atrodo, kad tuoj duris atsivers ir vienintelė turėta dukra sugrįš. Ėjo krito širdis, pasakė: oi, dėti. Mano šeimynai žys 2 broliai žuvę jauni. Kaip gelbėjasi nuo vienatvės, buvusi tikybos mokytoja atsakė: Ražančius ir televizorius, mano viskas. Esame pas jauniausią iš tą kartą aplankytų senolių. Zoseliai tik 76. Sveikata pašlijusi, jai sunku net per kambarį pereiti. Aš čia per sąnarius šitas išniręs yra, kaime dar kai buvo viena jau. Našlė. Vyras mirė prieš 6 metus, dukra dar seniau. Mirė būdama kūdikis. Po vyro mirties Zoselė persikėlė į miestą. Iš nedidelės pensijos, kad ir su našlės priedu, vos įsilaiko. Ir maitina, ir dvasiškai, ir morališkai palaiko. Žodžiu, žinai, kad yra užuojauta. Kad kažkam nuo dūšios rūpi, nes tave ir apkabina. Tave ir pabučiuoja. Paklausta, kur švęs kūčias, kur bus tą šventinį vakarą, atsakė: Viena būsiu. Šeimos su šeimom švenčia. Zoselė taip jautriai kalba apie savo vienatvę ir liūdnas kūčias. Aš labai prašau prisidėti visus galinčius paaukoti, kad tokių vienišų senolių šventinė kūčių vakarienė būtų sotesnė. 1415 10 eurų, 1601 5 eurai. Jeigu galite paaukoti didesnę sumą arba remti reguliariai, informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt.